Kas čia buvo? Kur Dagnė? Kur namai? Ar čia viskas te buvo sapnas? Aš vėl esu Škotijoje, vėl esu pas Ester namuose. Sugrįžau iš Škotiją, nors sakiau, kad tikrai negrįšiu, bet šitai progai reikėjo sugrįžti, kadangi laukia nauja kelionė. Ir laukia nauja kelionė ne iš naujo po Škotiją, bet laukia nauja kelionė atgal į namus. Minsiu per visą Britaniją, per Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Vokietiją, Daniją, Švediją, Latviją atgal į namus. Balsas iš ateities. Aš šnekėjau ir man atrodo pats ne iki galo supratau, ką norėjau pasakyti, tai noriu šiek tiek susisteminti tą informaciją. Tai žodžiu, pradinė kelionės mintis buvo, kad aš keliauju per Škotiją. Aš nusipirkau bilietą į priekį, nusipirkau bilietą atgal, kelionė turėjo trukti 35 dienas ir turėjau parskristi namo. Bet be keliaujant, man iš tikrųjų buvo visai smagu keliauti ir aš pagalvojau, kad aš noriu sugrįžti su dviračiu į Lietuvą. Bet ką daryti su nusipirktų bilietų? Plus jau visai buvau pasilgęs ir namų, ir Dagnės, ir viso kito, tai nusprendžiau padaryti tokį hibridinį variantą, palikti visus daiktus Škotijoje pas Ester, sugrįžti su savo tuo turimuoju bilietu atgal į Lietuvą, pabūti su Dagne, pabūti su draugais, pasimėgauti, pasilsėti nuo to kelionės rutinos visos. Ir tada, nusipirkus naują bilietą, vienos pusės bilietą į Škotiją, sugrįžti atgal į Škotiją ir tada jau pradėti kelionę per visą Europą minimo. Tai va, tai maždaug tokia situacija ir dabar žiūrim, kas tenai vyko toliau. Laukia kažkoks epic nuotykis. Apie šitą mintį aš iš tikrųjų galvojau ilgai prieš pačią Škotijos kelionę, bet nenorėjau nieko per daug ten šnekėti, nes bijau, kad aš čia prisižadėsiu, kad minsiu ir tada paaiškės, kad nenoriu aš minti. Tai sugalvojau, kad vis dėlto noriu pabandyti, nenoriu pabaigti dar tos kelionės, vasara dar tik tai pusė, tai ko čia sėdėti tuose namuose? Reikia važiuoti dviračiu. Na tai ką, ar jūs tam pasiruošę, ar keliausime kartu? Laukia ilgas kelias, bet aš manau, kad aš pasiruošęs. Tad pakuojamės daiktus ir į kelią. Na, turiu prisipažinti, kad tą linksmą intro įrašiau vakar ir tikėjausi, kad šiandien pajudėsiu linksmai į kelionę, bet šiandien nuo pat ryto lyja lietus. Pažiūrėjau prognozę, vėl 10 dienų į priekį vien lietus. Tai realiai tas 2 dienas, kurios buvo nuostabiausias, oras švietė, saulė buvo šilta, aš praleidau arba keliaudamas, arba ilsėdamasis. Tai, žodžiu, Škotija priima taip, kaip jinai moka, na, bet kuriuo atveju negaliu likti čia ilgiau. Teoriškai turbūt galiu, bet praktiškai nebenoriu. Tai vis tiek pakuojuosi, leidžiuosi į kelią ir žiūrim, ką turim. Nu ką, viskas. Daiktai ant dviračio, Ester namai už manęs. O oras, bent jau nelyja, galiu tik tai tiek apie jį pasakyti. Tai ką, antrą kartą į kelią. Į antrą kelią, nežinau kaip pasakyti. Ir šį kartą kelionė tęsis ilgai. Laukia daug kilometrų prieš akis. Bet judame namų link. Dabar jau žinosiu, kad visą kelionę važiuosiu namų link, o kai važiuoju namų link, tai kažkaip ir tas entuziazmas truputį kitas yra. O entuziazmo tikrai prireiks ypač šiandien, nes turbūt labiau demotyvuojančios dienos startui, nežinau, ar esu turėjęs. Berods 12 kartą einu arba važiuoju šituo tuneliu. Pirmas kartas gyvenime turbūt, kad tiek kartų vieną konkrečią vietą svetimoje šaly praeičiau ar pravažiuočiau.
galvojau, ne ten kažkur nusukau. O čia... Galvojau, pasukau pas kažką tai į kiemą. O čia va, kelias į tunelį. Nu, tu juokauji. Nu, absoliučiai nepritaikyta turizmui. Prasilenkiant su viena moterytė, jinai kažką tai suvebleno škotišku akcentu, kurio aš nelabai supratau. Tai aš kaip visą laiką, aš turiu tokį savo defaultinį atsakymą, kai man kažką tai besišypsodamas žmogus pasako, tai mano reakcija būna yeah. Tai sureagavau taip ir po to, bemenant smegenis pervirškino tą, ką jinai pasakė ir galiausiai supratau. Jinai sakė, running away, are you running away, eh? Ne, pala, kaip sakė? You're running away, eh? Škaip taip. Ir aš užsimaščiau apie tą running away. Kodėl mes leidžiamės į tas keliones tokias? Mes, nu, turiu omeny aš, Dagnė, kiti keliautojai. Ir galbūt iš dalies mes iš tikrųjų nuo kažko tai bėgam tose kelionėse. Ir tada prisiminiau Kirgizijos filmą, kuris buvo mūsų kurtą Kirgizijos filmą turiuomenį, kuris buvo galbūt šiek tiek netipiškas tuom, kad jį visą lydėjo mano toks voice-overis su įvairiais pamastymais. Ir ten vienoje vietoje, iš karto po to, kai pasipiršau Dagniai, yra toksai vienas pamastymas apie tą bėgimą nuo savų demonų ir tų demonų nedrįsimą sekti iš paskos į tokias vietas. Man tie žodžiai, nors ir labai savimiliškai skamba, bet man jie ant tiek įstrigę yra ir man jie tokie kažkokie paliečiantys giliai mane patį. Tai vat važiuodamas per šitas džiunglės ir vis galvoju, kokie čia tie demonai mane persekėja ir nuo kokių aš jų čia bėgu. Gal žinot, gal jūs žinot. Jeigu žinot, tai palikite komentarą apačioje, nuo kokių demonų Algirdas bėga. Sveiki bičiuliai, žiauriai gerai, minasi, žiauriai geras oras, žiauriai fainas, žiauriai viskas smagu. Wow, mes važiuojam! Ar užtenka tiek optimizmo? Jau galiu dabar pabūti šiek tiek pesimistu. Ne, nu šiaip tai ką, važiuoju, bet malonumo daug nėra, džiaugsmo irgi ne. Dabar va kažkur čia ant kalniuko kažkokio pakilau, tai bent šiek tiek vaizdų atsivėrė, o taip tai tiesiog kažkokiais miesteliais, kažkokiais tai tokiais apžėlusiais takeliais. Tai taip, nei kažką labai ten nufilmuosi, nei kažką nufotografuosi, nei kažką pasižiūrėsi. Realiai minu non-stopu. Nebuvau sustojęs nuo pat išvažiavimo iš Edinburgo.
Tai jau turbūt kokias 3 valandas ant dviračio tiesiog sėdžiu. Tai irgi toks, kaip ir norėtųsi sustot, nulipti, pavalgyti. Bet kai viskas šlapia, tai nei kur atsisėsi, nei kažkur tai pabūsi. Toks, nežinau, kai toks oras, tai truputį tokia beprasmybė apima, bet supranti, kad jeigu šiandien toks oras, ir to gal bus geresnis oras. Dabar traukčiau droną, bet dėja, per lietų tikrai nerizikuosiu jo traukti dėl tokio vaizdo. Taršma, vaizdas gražus, bet ne toks, kad aukoti droną dėl jo. Yra 10 laipsnių ir dar lietus ir vėjas. Žiūrint į šitą dangų be prošvaisčių, kažkaip tai pradedu galvot, kad gal reiktų šią dieną tiesiog nurašyti ir sustoti viešbutėlyje. Kaip tik artėju prie miestelio, kuriame mačiau, jog yra vienas viešbutukas už protingą kainą, sakykim. Yra dar kitas, kuris dar būtų protingesnė kaina, bet jisai už kokių 30 km turbūt nuo čia, gal truputį daugiau. Tai nežinau, ir dar plus ten keli pakilimukai tokie gan solidus. Tai nežinau, nu kaip ir galėčiau pamint dar, bet žinau, kad turbūt nelabai aš noriu šiandien stoti kažkur gamtoje, net jeigu ir būtų potencialiai tokia galimybė. Tai va, dar 100% nenusprendžiau, bet taip, mano širdis jaučia, kad gal reikėtų tai padaryti, nes, nežinau, tiesiog nenoriu būti gamtoje šiandien. Pravažiavau kažkokį tai pakelės kempinimo spotą. Net 2 vietose stovėjo palapinės. Labai keista, šiaip nesu matęs šitoj šaly, kad tai palei kelią tiesiog statytųsi. Bet ir neatrodė kaip turistai, tai nežinau, kas ten vyksta. Užsibukinau viešbutį. Kažkaip, sakau, nejaučiu šiandienos ir galvoju, kad neverta čia kankinti savęs pačią pirmą dieną. Bus dar progų pasikankinti. Kažkur čia pasiuntė, sakė, atidarys rūsį. Bet nesu tikras, kad aš tikrai ten atvažiavau. Galėtų paskubėti su tuo atidarimu, nes belenkai esu šlapias ir žiauriai šalta. Tikrai labai norėčiau į kambarį. Oho. Šiaip erdus kambariukas. Garden view turim. Wow, čia tai lova. Čia užskaitau šitą barį. Ko neužskaitau, tai kad sakė, dušas yra sugedęs ir jisai neveikia. Šūdas. Tai, žodžiu, alternatyva yra, kad yra kažkoks bendras dušas, kuriuo ir reikės naudotis. Gavau netgi ir šitą, kaip šitas daiktas vadinasi,
Halatas, va. Gerai, susineškim daiktus. Išėjau susirasti maisto. Einu į parduotuvę, pasimsiu ką nors iš jos, bent taip pataupysiu pinigus. Galėčiau išsiverti savo, bet labai tingiu, jeigu tik. O toks ir taupimas. Žiūrėkit, kokios mažos spalvos skardinės. Tokių mes neimsim. Pasiėmiau 2 meal dealus. Tai į meal dealą įeina pagrindinis patiekalas, užkandis ir gėrimas. Tikiuosi, kad pavalgysiu nuo jų. Šiaip nelabai išsipratau, kodėl sumokėjau tiek daug. Nes vienas meal dealas turėjo kainuoti 4 svarus ir pasiėmiau carrot cake'ą. Tai turėjo būti 10 svarų, sumokėjau 13. Kažkur kažkas apgavo mane. Nu, bet kuriuo atveju. Galėjau pasimti šitą sumą normalų burgerį, bet... Nu, ja, šiaip galėjau. Oh well. Turime carrot cake'ą. Turime vieną mainą. Turime antrą mainą. Turime užkanduką kažkokį. Turime kitą užkanduką kažkokį. Ir turime 2 atsigėrimus. Vien už tai, kad yra įjungtas šildymas, šitam viešbučiui atleidžiu absoliučiai visas nuodėmes. Dieve, kaip gera. Šiaip žiauriai sušalau. Aš net nejutau, kad aš antiek sušalęs. Bet, matyt dėl to, kad visas buvau šlapias, nustojau minti, iš karto žiauriai šalta pasidarė, tiesiog stovėjau drebantis visas, kalenau dantim. Eina švilpt, kaip gerai. Tai kad truputėlį nevykusi pirmoji diena. Oras iš tikrųjų ir šiaip tai labai gerai padariau, kad sustojau viešbutyje, nes išėjau pasivaikščioti pilą non-stopų, tai aš ten būčiau pražuvęs bemindamas. Nebūčiau pražuvęs, aišku. Iš bėdos būtų galima ir palapiniai pernakot, bet tas ir šiaip nuotaikos nebuvo daug, o dar tas sustojimas toksai, kai viskas šlapia, visur šlapia, iš palapinės neišlysi, nes visą laiką lyja. Tikrai nebūtų pridėję entuziazmo, tai čia aš manau bus toks geras įsivažiavimas. Tikiuosi, kad tas lietus nesitęs taip jau visas dienas, kol aš čia būsiu, nes kasdieną tai turbūt neišeis pasiimti po viešbutį, tai... šiaip iš tikrųjų tai ir nenorėčiau, bet... Jo. Bet šiandien užskaitau. Nuvažiavau visai normaliai, sąlyginai normaliai, šiandien 5 kilometrus. Pakilau 750 kažkur tai metrų. Taip, normaliai, sakykime. Tai vat, rytoj tikiuosi, kad bus oras geresnis ir galėsime paspausti labiau. Tai vat. Tai tokia ta pirmoji, antroji diena. Antroji, pirmoji diena, ta prasme. Tai ačiū už jūsų dėmesį ir tada pasimatome rytoj. Ate!